Sveiki istorinės technikos gerbėjai. Mes šiandien esame Anykščiuose, Retromobilio muziejuje. Šiandieną mes turime motorų dieną. Kaip ir kiekvienais metais, tai jau besitęsiantis tradicija, jog kiekvienų metų sezono pabaigoje mes susirenkame čionai ir bandome užvesti savo transporto priemonių, būtent variklius, paleisti juos. Nes, kaip žinia, transportas genda stovėdamas, taip kad jisai negestų, mes pabandome jį užvesti. Džiaugiamės, jog iš tiesų šiandieną mums pavyko didžia dalimi mūsų rezultatas. Visos transporto priemonės, prie kurių mes šiandien prisilietėme, užsivedė. Užsivedė tiek už manęs esanti palūtarkė, tiek GAZ63, tiek GAZ67, tiek Citroenas, tiek Mercedesas. Bet galbūt jūs po truputį pamatysite kiekvieną reportažą. Mes pakalbinsime būtent čia esančius Retromobilio narius, o taipogi ir svečius. Taipogi noriu paminėti, jog Retromobilio muziejuje mes eksponuojame netgi dvi legalias kopijas būtent tarybiniais laikais kurtų transporto priemonių. Tai viena yra už manęs, kitaip tariant, ta palūtarkė, kurią visi girdėjo, bet ne visi yra matę. Tai čia yra tikriausiai palūtarkė už mano nugaros. Tai čia viena iš tokių legalių kopijų. Na, o kitą legalią kopiją mes taipogi prieisime, pakalbinsime savininką. Taip kad ačiū, jog jūs esate su mumis, ačiū, jog domitės istorinę automoto techniką, būsite Anykščiuose, būtinai užsukite, mūsų ekspozicija randasi Stoties gatvė 1, mes čia kartu veikiame su Siauruko muziejumi. Ačiū už dėmesį ir judam, pažiūrėsim, pakalbinsim kitus piliečius. Zigmai, sakyk, mesgi žinom, kad ne vieną eksponatą turi. Turėjau 7 eksponatus. Ką reiškia turėjau? Nu tai o, dabar visas jėgas ir visi finansai eina atstatyti Pobėdą. 53 metų, antrą seriją. Ir kaip einasi, kaip sekasi? Nu ką, su draugų pagalba eina visi priekį. Jau dabar vyksta rinkimo darbai. Viską tikimės kitais metais užkurti. Tai 24 metais jau bus kaip ir prezentacija? Nu, tai planuojam. O tai jinai bus originali, kaip ir priklauso? Visas jėgas dedu, kad tai būtų. Kol kas viskas originalios detalės. Tada klausimas, o kodėl būtent Pobėda? Na, todėl, kad mano tėvai turėjo kada tą Pobėdą. Aš net žurnale Retromanai įdėjau straipsnį apie ją, apie šitą. To kiekvienas gali pamatyti, perskaityti. Tai neišgirdau tikslios datos, išgirdau tik tai metus. Tik metai. Tik metai, ne? Tik metai. Na gerai, tai tie metai turi 365 dienas, mes vieną iš dienų lauksime. Nu, tikiuosi vasarai dar vasarą. Girdėt, čia buvo viešas pripažinimas ir pažadėjimas vasarą mums pristatyti 53 metų Pobėdos prezentaciją. Gali būti rugpjūčio 31. Ačiū. Taigi, kai aš minėjau, jog muziejuje yra dvi legalios kopijos, iš tiesų tos, kurios yra licencijuotos, tai vieną aš jau jums parodžiau, o štai čia yra dar viena kopija, iš tiesų kopija, bet jinai yra tikrai oficiali, legali. 68 metais pradėtas kurti būtent į Fiato pagrindų automobilis VAZ2101. Tačiau apie viską, apie patį modelį mes paprašysime papasakoti būtent patį savininką. Taip kad, Vaidukas, ką čia mes tokio turim, kiek darbo ir ar mes šiandien išgirsime garsą būtent šio automobilio? Na, manau, kad tikrai esu Vaidas, kaip minėjau, Ramūnas. Taigi 71 metų, vienas iš pirmųjų VAZ2101. Jisai yra vienose rankose buvęs, mano tėvelis jį nusipirko naują, išlaikė iki šių dienų. Dėja, aš jį restauravau, kaip matote, jis truputį panaujintas. Ir ką, pabandysim užvesti, jisai beveik metai neužvestas buvo vargšelis. Skysčius patikrinau, viskas yra vietoj, pabandom užvesti. Kaip matot, įsivedė. Skysčių prasisunkimų kaip ir nėra, viskas veikia.
Viskas gražu. Ką, galima važiuoti į trasą? Taigi, mane jau pristatė, neprisistatinėsiu. Taigi, čia vat parodau Moskvič 408, 69 metų. Taipogi prastovės nemažai laiko nuo pavasario. Ir mes pabandysime jį vėl užvesti. Jis, aišku, ne taip lengvai vestis kaip Žiguliukas, ko gero, bet gal. Pabandom. O! Atidesnis mūsų laidų žiūrovas ir mūsų Facebook sekėjas, ko gero prisimins vieną mūsų postą parašymą apie būtent šitą Moskvičių. Tačiau mes buvom įdėję visai kitas nuotraukas. Na, mes galbūt pabandysime dabar jas įdėti. Ar prisimenat šitą Moskvičių? Spalva ta pati. Spalva, tas pats modelis, bet truputį skiriasi. Šitas Moskvičius, kurį jūs dabar matote, jisai pakliuvo pas Vaidą į rankas. Ir Vaidai, kas čia dabar gavosi, kiek laiko truko, kodėl būtent Moskvičius? Trumpai papasakok. Trumpai truko restauracija apie 2 metus, 2 metai ir gal kokie 3 mėnesiai, tiksliai neskaičiavau. Kaip jisai pas mane papuolė? Tiesiog pamačiau, kad tai yra eksportinis variantas, elite modelis. Tiesiog gaila buvo, kad jis papultų į aukštakrosnę kažkokią, tai nusprendžiau jį atkelti naujam gyvenimui. Ir va, kaip sakiau, per 2 metus su trupučiu pavyko. Ir atrodo, kaip atrodo dabar. O tai Vaidai, čia ar taip netyčia pasimatė gatvėse toks modelis, ar čia kažkaip tai iš seniau brendo šitą idėją? Ne, iš seniau nebrendo. Tiesiog pastebėjau pas vieną pažįstamą, lapais apkritusi, nušnerkštą, nudėvėtą visiškai ir kad neišmesti, tai paėmiau atkėliau. Ir mes dabar turime vieną iš tokių unikalnesnių, būtent Lietuvoje, automobilių. Ar yra dar tokių Lietuvoje? Yra, tikrai yra. Ir gražiai restauruotų yra. Nu, galbūt tokių lygių nesigėsiu čia, bet panašių yra. Irgi elite? Taip. Ir sakyk, kiek jau kilometrų pavyko pravažiuoti? O dabar gal jau kokį 2000. 2000? Jau kažkur. Ar koks nors didesnis gedimas yra įvykęs? Yra, bet tai ko gero dėl mano žioplumo. Netidžiai, kai ką surinkau, tai teko po to pakoreguoti, bet, kaip pasakyti, gyveni ir mokaisi. Dabar jau žinau, kur suklydau, ištaisyta viskas. Tai kaip suprantu, Žiguliukas jau projektas baigtas, Moskvičius baigtas. Kas laukia ateityje? Poilsis. Leiskim palikti. Poilsis. Ką, gerai. Sveiki, esu Mindaugas Kauminas, Retromobilio klubo narys. Esame Anykščiuose motorų dienoje, 2023 metai rugsėjo 30 diena. Kiekvienais metais susirenkam į mūsų Retromobilio muziejų ir bandome užkurt, prajudinti savo techniką. Metus laiko stovi, miega, ilsisi. Čia turiu 2 transporto priemonės išstatęs. Automobilis GAZ M72 56 metų ir panašių pavadinimų, tik IMZ M72 53 metų motociklas. Abu puikiai užsivedė, pravažiavom ratuką ir paliksim žiemai, ramiai žiemot. Pradžiai pasijungiam akumuliatorių, užsipumpuosim benziną. Viskas išdžiūvę.
Benzino turim. Nu ką, ir bandom. Jungsim masę. Tai ir dirba puikiai. Sveiki. Šiuo metu esame Anykščių istorinės technikos muziejuje, kuris yra kartu su Siauruko muzieju. Pabandėm užkurti automobilį prastovėjusi 4 metus. Sėkmingai pavyko tai padaryti. Na, o tokį pat renginį mes greitų laikų matysim ir Radvilišky, spalio 7 dieną, motorų dieną, Šeduvoje, istorinės technikos muziejuje. Kuriam, bandom. Bandom. Sveiki, esu Vidūnas iš Utenos. Turiu tokį antikvarinį automobilį, mano svajonių mašiną su tokiais sparnais, tikrų klasikinių formų, Citroenas 53 metų gamybos. Jisai buvo gaminamas nuo 36 metų iki 56, pakankamai ilgai, jų pakankamai nemažai įsilaikė, bet, patys matot, šitas yra vertas dėmesio. 2 metus buvo nevestas, stovėjo muziejuje Anykščiuose, po 2 metų užsivedė praktiškai po 2 apsisukimų. Tiek. Dabar antra transporto priemonė, IMZ M72, 1953 metai. Irgi nepurta metai laiko, užsipompuojam benziną. Vieną. Antrą ir bandom. Pusės apsisukimo dirba. Susirinkome kaip visada, į motorų dieną sužvedinėsime techniką, kad neužsistovėtų. Колеса.
Turės pripūsti. Geras rytas, aš esu Raimundas Guobis, Siauruko muziejaus gidas. Esame mūsų kartu su retromobiliais įkurtoje prieš 4 metus ekspozicijoje. Puikiai papildo mūsų Siauruko muziejų. Žmonės labai domisi, ypatingai mano karto žmonės, kurie su kiekvienu iš tų automobilių turi sąsajų. Kažkas važiavo į šokius, kažkieno tėtis turėjo, kažkieno senelis turėjo. Taip pat ir mažieji lankytojai yra patenkinti, įdomu, spalvinga, džiugu ir tikrai tęskime šitą projektą ir toliau. Sveiki, 1943 metų GAZ MM, kitaip dar vadinama palutarkė. Bandysime ją užvesti. Metus laiko nebuvo užvestas variklis. Pažiūrim. Kas čia savininkas papasakuoja? Duodam gazą. Na va, dirba, viskas okei. Ačiū uždėmesį. Ha ha ha.